Top Sport remiama pirma lyga ir jau 8-ojo turo rungtynės, kuriuose Klaipėdos Neptūnas šiandien susitinka su Vilniaus Žalgirio B komanda, su Vilniaus Simonavičiu. Šio perdavimas Lukaševič, šis metasi kamuolį ant kairės kojos, perdavimas ir labai pavojinga situacija. Komandos draugų Aršulis atlieka perdavimą, čia smūgis, tiesa, šalia vartų. Vėl kamuolį perima. Čia perdavimas varžovų gynėjams už nugarų, Velička ir ten Stonys. Pilno žaidėjų pajėgos varžovų baudos aikštelėje. Skurdelis kyla į viršų, dar vienas bandymas ir priklauso jam. Į baudos aikštelę ir kamuolys vartų tinkle. Kaip Aurimas Skurdelis. Galimybė siųsti kamuolį į baudos aikštelę. Skurdelis tą ir daro. Simonas Urbys, jo smūgį buvo. Sabija gali mušti įvartį. Sabija ir Danielis Bukelis gelbėja savo komandą. Tiesa, čia dar viena klaida. Sabija į skersinį. Čia geras perdavimas, pavojinga situacija ir dar kartą Danielis Ličkus kamuolį žaisti. Perdavimas į baudos aikštelę. Čia smūgis ir kamuolys atsiduria vartų tinkle, kur yra dar jaunimas. Skurdelis, kairė koja, perdavimas Jarmolajevui, čia gera galimybė ir kamuolys vartų tinkle 2-1. Erikas Jarmolajevas. Kontrataka klaipėdiečiai, čia gali būti įdomu. Skurdelis, jo perdavimas, Simonas Urbys. Problemų. Haleida ten su Zubausku kovojo, čia gali būti šansas, Česnokovas ir Zubauskas baudos aikštelėje, tiesa, neatliko. Klaipėdos Neptūnas parodo charakterį atsilikinėdami. 0-1 po pirmojo kėlinio klaipėdiečiai sugeba iškovoti pergalę. 4 minučių prireikė antrajame